Šeduvos bendruomenė puošia savo miestelį artėjančio rudens simboliais. Čia išdygo įspūdingo dydžio gausybės ragas. Iš gausybės rago pažiro daržovių, vaisių, miško gėrybių, grūdų ir gėlių. Visko, kuo turtingi rudenį daržai ir sodai. Darželio darbuotojos sako, šią floristikos kompoziciją visas įstaigos kolektyvas kūrė net savaitę. Bendrai visom pasitarus kilo idėja, kad vasara baigėsi, ruduo, kad baigėsi lauko darbai ir nutarėm gausybės ragą padaryti, iš kurio pasipiltų mūsų užaugintos daržovės, kitos gėrybės, kad džiugintų vaikus, tėvelius. Pasak darželio darbuotojų, jų kūrinys ne vien dėl grožio. Jeigu jie norės, galės ir papildyti, ir pasivaišinti, tą pačiu paragauti, sužinos, koks skonis yra įvairių vaisių, daržovių. Gausybės ragas ne pirmas darželio darbuotojų įspūdingo dydžio floristikos kūrinys. Lietuvos tūkstantmečiui buvo sukurta kelių metrų ūgio lietuvaitė. Vėliau Velnių malūnas. Velykoms kieme augantis medelis papuoštas 1800 margučių. Už pavyzdingai tvarkomą teritoriją kolektyvas nekartą apdovanotas. Tiek apie šį šeštadienį, netrukus kolegės Gintarės Grikštaitės parengta sporto naujienų apžvalga ir orai. Gražaus vakaro su LRT televizija.